Liudas Ramanauskas šiandien gyvo miesto rubrikoje pasidairykime po pavasarėjantį Alytų. Kovas jau įžengime į pavasarį, pavasario darbai prasideda, visi laukia atgimstančios gamtos ir kažkokių gamtos stebuklų. Mūsų studijai šiandien gyvo miesto rubrikoje gerai žinomas alytiškis, chemijos mokslo daktaras Donatas Muidzinavičius. Donatai, laba diena. Labą dieną. Tave labai dažnai galima pamatyti vaikštinėjant pėsčiomis po miestą ir tu pastebi tokias detalės, kurių kartais miestelėnai nepastebi. Tai mano pirmasis klausimas gyvame mieste, koksgi tas miestas štai dabar. Pavasarį dar tikrajam neįsibėgėjus, nes, pavasarį, kai žaluma pasirodo, miestas, galima sakyti, paslepia viską ir tada mes jo grožimės, atvažiuojantis žmonės labai džiaugiasi, bet iš esmės po tuo luobu vyksta kažkokie procesai. Kokie vyksta, ką tu pastebi mūsų mieste? Procesai nedžiuginantys, turbūt, kad tikrai išėjau, buvo draugai atvažiavę iš užsienio, išvežiu pavedžioti po miestą. Tai kad pusė pastatų tušti, visur nuomojama, parduodama centre. Aš tikrai nustebau, kad tiek daug pradėjo. Pradedant nuo pašto centrinio, ten kavinė šalia, ir dabar per visą gatvę Pulko arba Vilniaus praėjus. Ten tik nuomojama, parduodama, nuomojama. Absoliučiai visos patalpos tuščios. Nežinau, nustebau. Tikrai nei gera tas dalykas. Manau, kad jeigu centre nenuomojama patalpos, tai nėra gerai iš tikrųjų. Nebelieka gyvybės, nebelieka judesio, nebelieka... Realiai taip nelieka, nes miestas gyvas yra verslu, miestas gyvas yra žmonėmis, o dabar lieka tik pravažiuojančios mašinos. Ir tikrai, manau, čia tikrai problematiška, kad jie nesugeba, valdžia Alytuje nesugeba užvesti verslo, jeigu netgi centre patalpos pastatai yra absoliučiai tušti. Tavo nuomonė, kame gali būti priežastis? Ir daugelis atvykstančių visada sakydavo, Alytus tai yra didelių perspektyvų miestas, neišnaudotų galimybių miestas. Tai štai, kiekgi tas neišnaudotas galimybės mes apie jas kalbėsime kaip apie kažkokį lūkestį, bet neįvykusi faktą. Kodėl tos galimybės taip ir nesirealizuoja? Kaip tau atrodo? Tie žodžiai neišnaudotos galimybės, tai labai patiko, man patinka. Neišnaudotos galimybės iš tikrųjų, o dabartinis meras kiek jau merauja? 8 metus, gal nebus 8-6 metų. Ne, dabar pusę kadencijos jau antros kadencijos, tai šiek tiek mažiau. 6 metai, taip. Prieš 6 metus nesugebėti išnaudoti galimybių esančių. Tai čia reikia tikrai sugebėti. Bet Alytuje, aš galiu paprieštarauti, vyksta procesai, žemsiurbės Nemuną gilina, štai miestelėnam žadamas naujas pliažas prie Nemuno, Rotušės aikštė bus rekonstruojama ir atsiras tribūnos į dangų, į nebūtį, aikštė prie sporto rekreacijos centro, taip pat vizualizacijos buvo. Tokių projektų mes vizualizacijų galime pamatyti ne vieną, jos dažniausiai pasirodo miesto vadovo Facebook paskyroje, koks paskui jų likimas, čia jau kitas klausimas. Labai sunku pasakyti, kas ten pasirodo jo Facebooko paskyroje, nes esu asmeniškai užblokuotas. Nežinau kodėl, iš tikrųjų, nes labai gražiai kritikuoju, jeigu aš ką ir kritikuoju, per daug aš ten net nešnekėjau. Jo Facebook'e esu užblokuotas, ar jo asmeniškai, ar jo ten kažkokios tai, nežinau, PR specialistės, ar kažkas tai alytiškių apmokamos. Tai esu užblokuotas ir nežinau, kas ten darosi, nežinau, kokios vizualizacijos talpinamos, ar dar kažkas daroma. Vizualizaciją šiais laikais galima pagaminti per 2 valandas. Tai nėra problema labai didžiulė, nustamadai studentą, sumokė 50-60 eurų ir per valandą pagamins tą vizualizaciją, tikrai ne problema. Ypatingai naudojant dabartinės priemonės, ar ne įrankius. Dirbtinio intelekto ar dar kažką. Tai čia yra vienas juokas, aš tokias vizualizacijas kuriu per 10 minučių. Panašias kažką tai tokio engineering srityse. Tai tikrai man tai įspūdžio nedaro, gal kažkam tai kitiems žmonėms daro įspūdį, bet tiesiog problemos, kai kurie... Man tai vizualizacijos primena Zuoko laikus Vilniuje. Buvo toks meras Zuokas, kuris vis dar politikoje sukiojasi. Tai savo paskutinę kadenciją jis irgi ten vizualizacijas kūrė, vos ne vasiukus antrus ten kūrė. Iš to visas tik šnipštas išėjo. Vilnius yra kitoks miestas.
Tai man daug Alytus ir atsilieka 10-15 metų nuo Vilniaus, iš tikrųjų. Bet sugrįžkime prie konkrečių štai idėjų, kurios jau ne tik idėjos, bet realizuojamas. Kokia tavo nuomonė štai pliažo įrengimas senoje pliažo vietoje? Aš savo vaikystę tai prisimenu, tuo metu taip. Žmonės automobilių neturėjo, Nemunas buvo ta vieta, į kurią susirinkdavo žmonės ir Nemunas buvo gyvesnis ir motorinės valtys plaukiojo ir ten maudėsi. Bet dabar pakalbinti alytiškiai sako, nu manęs varu nenuvarysi tu į Nemuną, kai yra galimybė rinktis, mes turime iš tikrųjų tų galimybių kur kas daugiau, bet pati realizacijos eiga, štai Nemunas vis dėlto yra, upė yra upė, tai yra gyvoji gamta ir bet koks įsikišimas jis turi turėti ir kažkokį tai ne tik gamtosauginį ar ne kontekstą, bet ir begalė dalykų, pradedant, kad bent jau projektas kažkoks būtų. Aš manau, kad čia idėjų trūkumas Alytui, tikrai. Vizualizacijos tokios tai nėra idėja, čia nėra geros idėjos, tiesiog idėjų trūkumas, ką ten buvo galima padaryti. Per daug pinigų neišleidžiant, tai ten tikrai problematiška. Ta vietą reikėjo patvarkyti, buvusi Grigaravičius komanda, tą vietą iškirto, ten visus menkaročius krūmus, medžius išfrizavo, išsutvarkė, ten reikėjo kokį sunkvežimių smėliuką užvežti ir viskas, realiai, ten tokie gražūs rieduliai buvo ant kranto. Tai man ten tiesiog nieko daryti, per daug nereikėjo smėliuko užvežti, padaryti patogesnį nulipimą, tas nulipimas buvo neįgaliesiem padarytas jau, sovietmečiu buvo, nes sovietmečiu netgi ir tarpukariu buvo toks kelias padarytas, liepos pasodintos, kai žmonės atsimena toje vietoje. Dabar ten tiesiog viskas taip sovietiniu būdu, milžiniškos statybos, milžiniški ten reljefo keitimo būdai, žemius vieni iškasa prieš metus žemės, dabar kiti sustumdė į Nemuną žemės, be jokių leidimų, be aplinkos apsaugos departamento leidimo, be jokio projekto, be jokių samatų, be absoliučiai taip, kažkas kažkam kyla idėja, tada darom, o jeigu pagaus, tai sumokėsim baudas ir tada bandysim kažkaip per PR išplaukti. Donatai, bet kur aplinkos apsaugos specialistai, kol neįsijungia žurnalistai, neįsijungia visuomenė, kol nepradedama apie tai kalbėti garsiau, tol atrodo specialistai turi tiek daug darbo, kad jie net nepastebi, juk Alytuje taip pat yra ir aplinkos apsaugos departamento specialistai, kurie čia dirba, ar jie nevaikšto gatvėmis, nevažinėja dviračiais, nemato tų darbų, kurie vyksta, nes jeigu be leidimo vyksta, tai vis dėlto jų darbo baras, jų kompetencijos ribose visą tai vyksta. Kol kažkas nepaskundžia, tol jie gali ir nieko nedaryti. Iš tikrųjų, tai kam daryti, jeigu galima ir nedaryti. Nors ir matai tą dalyką, bet kam? Savo priduoti darbo kažkokio papildomo. Tai žmonės paskundžia, tada teisiškai viską įvertina, padaro kažkokias tai geodezines nuotraukas dabar darys, lyg tai girdėjau. Tikrins, kiek tas ten krantas pastumtas į Nemuną, kiek ten išstumdyta visko. Tikrins, bet man tai čia absoliutus kažkoks tai naura veikimas ir patys gražus darom tokius dalykus, lyg tai, kad čia bus viskas gerai. Nors ten galima buvo padaryti labai įdomių dalykų toje vietoje. Nuo Elingo pastatymo kažkokio valtim irklavimo, ten tarp kurio buvo 2 būnos, tai buvo galima netgi kažkokią prieplauką laivelių nedidelę, nežinau, kažką tai tikrai sugalvot, žiemą tai laiveliai Nemune neišbus, bet kažkoks Elingas irklavimų ten didelė vieta, iš tikrųjų. Man kranto kažką pastatyti, nedidelę iš kažkokių tai lengvų konstrukcijų, be ten milžiniškų statybų. Tikrai buvo kažką galima sugalvoti toje vietoje. Idėjas galima gimdyti, bet norint, kad idėjos būtų priimtinos, reikia diskutuoti su visuomenė. Sutikite su to, kad nes kuo daugiau žmonių, kuo daugiau skirtingų nuomonių, tada galima surasti ir tą racionalų, ekonomiškai pagristą ir miesto visuomeniai priimtiną sprendimą. Sutikite su tuo? Žinoma, diskusijų reikia, per daug diskusijos irgi jau nulėmė visiškai kitą šoną nueina, kai jokio sprendimo nepadaroma, bet kažkokių minimum diskusijų tai tikrai reikia su specialistais, su aplinkosaugos specialistais, ką ten galima daryti, kaip ten galima daryti, su senaisiais alytiškiais netgi galima pašnekėti, ką ten galima padaryti toje vietoje. Dabar tokia ten, tokia negyva vieta ir padaryti, išlyginta viskas, rieduliai sumesti, viskas nenatūraliai dabar į šoną, neliko ten antėms prieplaukos,
Nes ta žemė sustumdyta į Nemuną ir tas būnos dabar ten nėra tokio užutekio, koks anksčiau būdavo. Taip, aš prisimenu tą užutekį, tai buvo natūraliai akmenų sudėliotas ir mes ten sėdėdavom ant tų akmenų ir ne vieną vasarą, ko gero, ten praleidome. Kągi, nuo Nemuno pabandykime pažvelgti į kitas miesto vietas. Štai šiais metais jau skelbiama ir apie medžių gynėjimą, jis jau prasidėjo ir Bažnyčios gatvėje, rytoj Dariaus ir Girėno, Basanavičiaus gatvėje bus gynėjami medžiai. Kalbama apie Pulko gatvės rekonstrukciją, kur medžių šaknys jau daugelį metų išvartė šaligatvius, bet kalbant apie Pulko gatvę, na, aš dar irgi prisimenu tą gatvę kiek kitokią. Donatai, tu esi tikrai nebeingas žmogus ir tam architektūriniai ir ne tik paveldo išsaugumui, bet ir tam miesto vizualiam veidui. Kokia tavo nuomonė apie šias idėjas ir kaip jos bus įgyvendintos? Su Pulko gatve yra problematiška iš tikrųjų. Senieji lytiškiai tikrai atsimena, kad Pulko gatvėje buvo labai graži alėja. Ir buvo akacijos pasodintos. Sovietmečiu tą viskas sunaikino. Nežinau, kodėl sunaikino visą tą reikalą, bet buvo labai gražios akacijos Pulko gatvėje. Kodėlgi visko to ten neatsodinus? Aš pažiūrėjau planus, nėra jokių šiluminių trasų ten. Elektros kabeliai eina šonuose, šaligatviuose. Lyg tai eina vanduo per centrą gatvės. Ta tikrai galima čia patvarkyti. Čia nebūtų tragedija tą dalyką patvarkyti ir atstatyti tą centrinę alėją. Reikėtų medžių pakirsti iš šonų, bet būtų graži centrinė alėja. Iš tikrųjų, gal nedaug alytiškių žino, bet tų alėjų buvo daug daugiau. Visa Pulko gatvė buvo alėja, jeigu turbūt, kad iš tarpukario, turbūt, kad nedaug žmonių be atsimenančių, bet buvo Basanavičiaus gatvė, kur yra prie muzikos mokyklos, prie Dainavos kino teatro, tai buvo Basanavičiaus prospektas. Ir ten buvo nutiesta irgi milžiniška alėja su medžiais iš abiejų pusių. Ir iš tikrųjų tas kelias išlikęs jis yra. Tai Jotvingių gatvėje irgi kažkaip tai natūraliai išėjo kaip alėja irgi. Ten gal medžių per daug nepasodinsi, bet, tarkim, kai kuriuos apsisukimus panaikinus, tai ten gražiai labai kokių žolių, irgi kažkokia labai gražiai alėja iš tikrųjų. Taipogi, už geležinkelio Liškiavos gatvėje, irgi labai plati, buvo planuota kaip alėja. Prie buvusios geležinkelio stoties irgi dar viena alėja. Lyg tai Punios gatvėje irgi alėja. Tvirtovės gatvėje irgi buvo alėja. Ten nuo Tvirtovės gatvės link Santaikos, irgi labai plati gatvė. Tai vis toks išeina gatvių tinklas, kuris super yra unikalus pasaulyje, labai daug alėjų, pusė, Varėnos gatvės Sovietmečio statė, arba nepriklausomybės pradžioj, tai tą turim irgi kaip alėja išsaugota, bet dar galima atstatyti 5 gatvės su alėjomis. Tulas Miestelinas pasakys, o kam jas atstatinėti, kokia čia vertybė, kas čia tokio? Tai būtų unikalus dalykas, kur žmonės, jeigu būtų galima padaryti alėjas, tarkim, su akacijomis, liepomis, klevais, kaštonais ir beržais, tai su, tarkim, kitais mažosios architektūros elementais, kaip gražiai šviestuvais, naujai pastatytais, tarkim, dabar jau jie gana gražus yra. Taipogi su plytelėm yra, tarkim, jeigu kažkas nuvažiuotų buvę Varėnoje, tai labai gražus galima raštus iš plytelių padaryti, kurie tikrai papuoštų miestą. Tai būtų tikrai unikalus urbanistinis dalykas visam pasaulyje, nes nėra to, kur tiek daug alėjų ir tikrai būtų galima didžiuotis, Alytus paveldo nedaug turi, bet tikrai šitų dalykų būtų galima didžiuotis ir vesti, rodyti. Tu vien tik todėl, manau, žmonės atvažiuotų, pažiūrėtų, kad tiek daug alėjų. Tikrai žmonės keltųsi gyventi, jeigu būtų galima įsigyti būsto, kuris yra, tarkim, senoje miesto dalyje. Tikrai paremontavus kai kurias vilas, neprasčiau negu Kaune būtų. Gal pastatai ne tokie ypatingi, bet tikrai neprasčiau negu Kaune būtų su urbanistiko. Žinoma, kad Kaunas įtrauktas netgi į UNESCO. Man čia didelis šansas kažką tai galima pakeisti Alytui. Kalbant apie centrinę miesto dalį, tą vadinamą kurortinę miesto dalį, be jokios abejonės, visą tai tarpukario architektų, miesto kūrėjų
nuopelnas ir idėjos yra įvairios, kam tą praeitį saugoti. Na, tas euro remontas, taip vadinamas, visuose lygiuose, ne tik butuose, bet ir miestų tvarkyboje, mano nuomonė, jis įneša iš ties tokį negatyvų reiškinį, nes mes viską dabar paversime betonu, plastiku ir stiklu, o po to prasidės vasaros liūtis ir vėl aimanuosime, kad miestas skęsta. Galbūt. Bet tiesiog čia matau didžiulį šansą, kuris yra totaliai pražiūrimas ir totaliai, nes čia yra didžiulė vertybė, kad tikrai galima miestą padaryti gražiu, bet centrinė dalyje, kur yra to nes visa urbanistika, gatvių pločiai išlikę, visi gatvių sklypai išlikę, ką galima tą iš karto paimti ir padaryti. Tiesiog aš nežinau, kodėl tas yra visiškai pražiūrima ir pro akis tiesiog praeinama žmonėm ir nemato. Nežinau, kas ten savivaldybėje sėdė ir atsakingi už tokius dalykus. Nežinau nei miesto istorijos, nei meras iš tikrųjų, jeigu jis kažkokią savigarbą turi, tai jis turi svarbiausius dalykus išdiskutuoti su žmonėmis išmanančiais šitos reikalus ir kažką tai miestą vesti į priekį, o ne daryti euro remontus. Tai man tai čia yra tragedija šiek tiek iš tikrųjų. Miestas praranda savo tą tokį išskirtinumą, ar ne? Ar jis galbūt įgyja naują išskirtinumą, nes atvažiavęs sako, ypatingai vasarą, koks gražus mūsų miestas. Tik dabar atvažiavusiu bičiuliu aš jau nevedu kaip anksčiau į miesto sodą, nes miesto sodą mes dabar matome tai, kas po jo liko. Na, vis žadama, kad bus projektai, bus europiniai pinigai, bus milijonai ir tada miesto sodas vėl bus sutvarkytas, rekonstruotas ir taip toliau. Bet dabar įeiti į miesto sodą man širdį skauda. Man ten iš tikrųjų, nežinau ar klausytam, galiu taip sakyti, žiauru, ten yra, aš nežinau, kažkoks antisemitizmas, praėjau 50 svastikų paskačiau ant suoliukų. Gerai, jaunimas, bet baisu, 50 svastikų. Tada milžiniška svastika ant elektrinės skydinės namelio. Milžiniška, ant tų garaželių ten prie savivaldybės rajono. Taigi žiūrų svastikos visur išpaišytos. Takai sunaikinti nuo blogos priežiūros, su sunkiasvoria technika varinėja žiemą, viską išmalė, viską išgraužė, paskui lapuočiai visi miršta, nes labai daug druskos pylė. Smetonos ąžuolas miršta. Numiręs, jau pažiūrėjau vienas šakalikus ir praeitais metais ten keli lapeliai ant jos. Tai šiais metais aš kaip įsivaizduoju, reikės pjauti tą dalyką, nes ten nepriklausomybės ąžuolas irgi šiek tiek jis toliau irgi pažiūrėjau miršta. Neteisinga priežiūra. Aš nesuprantu tokį suoliukai išlaužyti, visi išdraskyti, apšvietimo nėra. Bet ką daro, tai kerta medžius. Kur tą medieną jie ten veža ir kam tą visą tą dalyką, tuos kirtimus masinius pastoviai daryti, nesuprantu. Bet, tragedija. Čia tai yra dėl to miesto sodo, tai tragedija. Šneka, statysim ten šokio aikštelę, remontuosim fontaną atstatysime tokį, koks buvo. Taip. Koks buvo, tokius sutvarkysim, suoliukus pastatysim. Tai pirmin. Nupirkit suoliukus, patvarkykit, padažykit, apšvietimą patvarkykit. Kas maišo, kas, pradėkit kažką daryti. Reikia europinių pinigų. Tarkim, yra padarytas miesto sodo tvarkymo projektas. Tai galima medžius pakirsti, kurie yra numatyti pakirsti, kad atsivertų, tarkim, nuo angelo skulptūros projekcija link fontano. Jis dabar užstoja medžiai, sužaliuoja, nieko nesimato. Ten turi būti alėja tokia ir nesimato. Tų medžių nekita. Kerta kitus. To nesuprantu. Malasi, važiuoja, kai nutirpsta sniegas, tada važiuoja su sunkiasvoria technika. Mala ten viską, visas šaknis, visų medžių. Tų takų ten mala. Aš tikrai nesuprantu, kas ten darosi iš tikrųjų. Kodėl? Donatai, kodėl taip yra? Ar iš tikrųjų čia požiūrio klausimas ir, sakoma, kad reikia šeimininko, o tas šeimininkas turėtų prisiminti ir miesto istoriją, ir dabartį, ir žvelgti šiek tiek į ateitį. Nes naikindami tai, kas daugelį metų iš tikrųjų, tai miesto sodas buvo, galima sakyti, ta vieta, į kurią kiekvienas užsukdavo, kiekvienas atvykėlis užsukdavo, mes daug metų žavėjomės to rožyno, bet nebeliko žmonių ir nebeliko tos elementarios pagarbos tai, kas buvo kažkada sukurta.
Na, aš manau, kad čia tikrai yra valdžios atsakomybė. Ta dalyką sutvarkyti yra garbės reikalas. Čia yra planavimo problemos iš tikrųjų. Ką tu nusamdai, kas ten tvarkys, kas ten kažką darys. Reikia miesto sodininko etato, arba pusė etato, 2/4 etato. Kažką žmogų nusamdys, kad jis ten ateitų, pažiūrėtų, netgi aplinkinės teritorijas galima jam priskirti tam žmogui. Nu ir tikrai padėtis pagerės 10 kartų iš karto, kad kažkas žmogus ateis pastovi ir pažiūrės bent kažką savaitę į kartą, kas ten darosi, kas ten. Nes dabar tai tragedija, šiukšlės, ten tuos kebabus valgo, ten šiukšlės mėto, viskas iššvaistyta, iš provėžos milžiniškos, kai jie čia dar net sniego nebūna, jie važiuoja, neįšalę, jie važiuoja su sunkiasvorė technika, vasarą jie ten su tom pjovyklėm to žolių, tų medžių kamienos ten, jie jau nukirtinėja. Nežinau, lapuočiai miršta visi ten, aš nežinau, ką jie išdardėjo. Ten tragedija yra. Ką reikėtų daryti? Nes mes galime įmanuoti, kalbėti, kritikuoti, bet iš esmės tavo nuomonė, kokie turėtų būti poslinkiai? Nes visi mes gyvename tame mieste, mes esame to miesto bendruomenė, ne visada tas bendruomenės balsas yra girdimas, o jeigu jis yra šiek tiek kritiškas, tai tada, kaip tu sakai, užbaniname ir viskas. Na, aš šiek tiek mesčiau granatą, jeigu galima sakyti, į KPD daržą, Kultūros paveldo departamento. Jis yra įstaiga vienintelė Lietuvoje vykdanti viešąją priežiūrą. Jeigu teritorija ar pastatas įtrauktas į KPD registrą, o žinome, kad tas visas parkas yra įtrauktas į KPD registrą, tai jie vykdo priežiūrą ir jie siunčia raštus, privalomusius nurodymus teritorijų turėtojams, tai yra Alytaus miesto savivaldybė, tai yra Alytaus miesto administracijai, tai yra administracijos direktoriui. Jau yra privalomi dalykai. Ir jie turi privalomai tą dalyką pataisyti ar įvykdyti, jei yra pažeidimas. Netgi jeigu kreipiesi į KPD su skundu, kad tokie dalykai darosi, kad ten vyksta sodinimai kažkokie, tai hostų, rododendrų sodinimai, kas irgi vėlgi negerai, nes jie nėra būdingi miesto augalai, miesto sodui, jie niekad nebuvo. Prisodino kažkokių kriaušių iš kažkur tai atvežę vienoje vietoje, kur buvo tipo sodas. Ten nieko nebuvo, ten tarp kurių buvo tuščia vieta. Prisodino kriaušių, parašai skundą. Tai mes šiandien nežinom, kas čia darosi, mes šiandien nieko nežinom, nors įsikūrę jie yra 100 metrų nuo viso sodo. Ir jie vykdo viešą priežiūrą ir jie yra viešoji institucija, vienintelė atsakinga ir galinti įpareigoti. Jeigu miesto meras nori, jeigu jam yra visiškai tas pats, tie vienintelė institucija kažką tai gali tai padaryti. O jie nedaro. Donatai, bet tu esi tas aktyvus tiškis, kuris pastebi tas detalės ir rašo. Nes, įvairios institucijos sako, kol nėra skundų, nėra kreipimuose, mes nieko ir negalime daryti arba nedarome. Tai kiek skundų per praėjusius metus parašė įvairias institucijas? Nemažai. Nemažai buvo išsaugota dalykų Alytuje, nemažai pastatų buvo išsaugota. Nemažai. Ir parašai tada reaguoja, bėga, tikrina, institucijos lekia, pamato, kad čia tikrai blogai, važiuoja iš Vilniaus, ekspertizas daro, tikrai. Tai ko gero, savivaldybės pastate nesi laukiamas svečias, tavęs ten nekviečia. Ne, tikrai ten. Nenustepčiau, kad duris uždarytų prieš nosį, sakyčiau, persona non grata, nelaukiamas esi čia. Bet iš kitos pusės pastebite tos dalykus, kurie iš tikrųjų yra reikšmingi miestui ir juos reikia išsaugoti. Nepavargstate rašyti tos skundus, nebijote skundiko etiketės? Kada laiko turiu, tada parašau. Jeigu čia pradėčiau kasdien rašyti, tai tikrai neturėčiau laiko tarpiausius dalykus. Taip, aš puikiai suprantu, ko reikia, kad tai iš tikrųjų visuomenė kur kas jautriau reaguotų į tai, kas vyksta. Profesionalumo savivaldybėje, kurio visiškai nėra, ten tiesiog oportunizmas. Trapsta, nežinau, galėtų iškas žodis, oportunizmas ten yra, terpsta, tikras geras žodis, terpsta oportunizmas, visiškas nesusigaudimo situacija, darom kažką darom. Statom polikliniką, statom.
Nors naura. Vos net kažkoksai, man tai primena kažkokį sovietmetį, kai tokie dalykai buvo daromi. Tai statom, 5-mečio planas, tai darom. Pastatysim Lietuvai naują polikliniką, kas jiems tie pinigų neduos. Yra ES aprašai, kur visiškai juodo ant balto sako, kad milžiniški poliklinikų pastatai, ne. Tas yra čia pasenęs dalykas, poliklinika, arba tai yra šeimos daktarai, taip vadinami, yra turi būti mažos klinikos. Ne daugiau ten, negu prirašyta, ne daugiau kaip, tarkim, 10 000 žmonių. Maks. Lytui 50 000 žmonių, tai 5 klinikų reikėtų mažesnių kiekvienam mikrorajone. To būtų užtektų. Vieną mes turime kurortinę dalyje, kurie visada labai jauku ateiti, nes ji nedidelė, gydytojai puikiai pažįsta savo pacientus, pacientai puikiai pažįsta savo gydytojus. Ne vien tik kurortinė dalyje, ir Putinuose, ir medika klinika, tikrai geri daktarai dirba, ateini, žmonių ten ne milijonai, yra 5 daktarai sėdi, 5 kabinetai, mačiau, yra kraujo paėmimo punktas ir to visiškai užtenka. Jeigu reikia specialisto, echoskopija sudar kažkartą, eini į polikliniką tą dalyką daryti. Aišku. Ir neplatinamos ligos, neplatinamos pėdamų, tau gyveni Platinuose, 5 minutės, Keblinė reikia. Taip yra visam pasaulyje padaryta, o čia jie statys kažkokią milžinišką polikliniką, kur yra visiškai pasenęs dalykas, tiek morališkai, tiek psichologiškai žmonėm, tiek visokiais, tiek epidemiologiškai pasenęs dalykas. Poliklinikos yra šeimos daktarai, turi būti mažos klinikos, kuris tas šeimos daktaras turi tave žinoti, tau paskambinti, jau kažkas atsitiks, o ne milžiniška klinika, kur pasimeta žmogiškumas tuose didžiuose koridoriuose, žaliai nudažytuose koridoriuose Lietuvos poliklinikoje. Čia tai ta tragedija yra. Donatas Muidzinavičius buvo Gyvo miesto rubrikoje, tai nepameskime to žmoniškumo, kalbėdami ir apie savo miestą, pastebėkime tas detalės, nes iš tikrųjų čia mes gyvename, čia ir dabar, ir jeigu miestelėnai to nepastebės ir nedės vienokių ar kitokių pastangų, tai nėra ko norėt, kad kažkas kitas pastebėtų. Donatai, ačiū tau už tavo pilietiškumą, už tavo tą akylą pastebėjimą ir už tavo tą negalėjimą praeiti nieko nedarant, ar ne? Tai irgi yra labai svarbu. Negi gaila gimtam miestui alternatyvios nuomonės. Ne Facebookinės alternatyvios nuomonės. Na, alternatyvų visada reikia, be jokios abejonės, nes kai yra skirtingos alternatyvios nuomonės, tada galima surasti ir visiems galbūt kompromisinį aukso viduriuką, ar ne? Bet apie tai reikia kalbėti. Dėkui tau, kad suradai laiko užsukti į mūsų studiją. Dėkui. Dienos kaleidoskopas. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Kiekvieną trečiadienį 14:30. Laida kartojama ketvirtadienį vakare bei savaitę. Miestas, kuriame gyvenu,